Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Šiandien yra taip populiaru pirkti prekes su eko ženklu. Verslas, kuris skaičiuoja milijoninius pelnus, skatina žmonės gyventi gyvenimus draugiškus aplinkai ir rūpintis savo sveikata bei gerovę. Kartais toks siekis gali nuvesti žmogų ir į kraštutinumus. Vienos laidos apie karinę pramonę metu karinės technikos gamintojas džiaugiasi, kad pavyko išrasti ginklą, kuris nužudo žmogų, tačiau yra draugiškas aplinkai, nes neturi žalingo poveikio gamtai. Taigi šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kokios yra mūsų galimybės ir pareigos saugoti aplinką ir kokią poziciją turėtų užimti tikintis žmogus. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad krikščionis gyvena savotiškoje įtampoje. Iš pradžių Dievas sukūrė šį pasaulį. Jis buvo geras ir tobulas. Tačiau žmogus pasirinko gyventi atskirai nuo Dievo ir toks jo pasirinkimas ne tik atskyrė mus nuo Dievo, bet ir palietė visą Dievo kūrinyje. Tačiau Jėzus, tapęs žmonijos gelbėtoju, atėjo, kad susigrąžintų žmonės pas save. Jo auka ant kryžiaus yra didžiausias Dievo meilės įrodymas. O prisikėlimas liudija jo dievišką galią prikelti kiekvieną, kuris išdrįs juo pasitikėti. Palikdamas šią žemę, Jėzus pažadėjo sugrįžti. Tačiau tada jau ne kaip visų tarnas, o kaip karalius. Biblija kalba apie tai, kad Jėzui sugrįžtant, žemė ir dangus bus sunaikinti ir jų vietoje vėl bus viskas naujai atkurta. Turėdamas štai tokią pasaulėžiūrą, ne vienas krikščionis yra blaškomas tarytum tarp dviejų pasaulių. Mes gyvename šioje žemėje, tačiau žinome, kad čia rojaus nesukursime. Ji neamžina. Jėzus žemę galų gale sunaikins ir sukurs viską naujai. Todėl vieni mano tai kam stengtis. Tegul visa ekologija rūpinasi neturintis vilties. Tie, kuriems šis pasaulis yra visa, ką jie turi, mūsų laukia tėvynė dangaus. Taip galvodamas, ne vienas tikintis tapo visiškai abejingas aplinkai, kurioje gyvena. Problemą pagilina ir tai, kad dažnai pati krikščionybė yra kaltinama prisidėjusi prie ekologinės krizės. Vienas Kalifornijos universiteto viduramžių istorijos profesorius Linas Vaitas Science žurnale rašė: nuolat augantis globalus aplinkos naikinimas yra mokslo ir technologijos vaisius. Jo, tai yra naikinimo augimas, negali būti istoriškai suprastas nesupratus išskirtinio požiūrio į gamtą, kuris yra giliai įsišaknyjęs krikščioniškoje doktrinoje. Ir visai nesvarbu, jei nemanote, kad šis požiūris yra nekrikščioniškas. Jokios naujos vertybės nepakeitė krikščioniškųjų. Mes ir toliau gilinsime ekologinę krizę, kol neatmesime krikščioniškos aksiomos, kad gamta neturi jokios paskirties, kaip tik tarnauti žmogui. Čia profesorius kaltina krikščionybę tuo, kad jis sunaikino pagoniškas religijas, kurios rodė kur kas daugiau pagarbos gamtai. Medžiai, šaltiniai, gamtos reiškiniai ir gyvūnai buvo siejami su dvasiomis ir žmogus rodė pagarbą gamtai, nenorėdamas konfliktuoti su gamta ir kartu su dvasiomis. Tačiau atėjus krikščionybei, pagoniškas pritaringumas buvo išstumtas, jo vietą užėmė neva krikščioniškas supratimas apie žmogaus viršenybę ir Dievo suteikta teisė išnaudoti gamtą savo poreikiams. Nors vakarų visuomenė dabar gyvena jau postkrikščioniškoje visuomenėje, krikščioniška pasaulėžiūra vis dar yra gaji. Nors tenka sutikti, kad krikščionybė paskatino nusimesti prietaringumą, skatina iniciatyvą ir asmeninę atsakomybę, ji vis tik buvo išprievartauta. Tai, kas dabar mūsų gali būti pavadinta krikščioniška pasaulėžiūra, yra ne kas kita kaip tik nuodėmingas žmogiškumas, prisidengęs figų lapais ir bandantis atrodyti padoriai. Uždek mane kaip antspaudą ant savo širdies, uždek mane kaip žiedą ant savo rankos, turėk mane kaip šviesą savo akyse, turėk mane kaip giesmę savo širdyje. Nes meilė stipri kaip mirtis, meilė stipri kaip mirtis, meilė stipri kaip mirtis. Ir jos pavydas tarsi pragaro ugnis stipri kaip mirtis, meilė stipri
Sužeidai mano širdį vienu savo akių žvilgsniu, vienu savo lūpų žodžiu. Ir aš sergu meilę tau. Jokie vandenys meilės neužgesins, nei jūros, nei upės jos nepaskandins. Negu kas duotų visą savo turtą už meilę, jis būtų atstumtas su panieka. Nes meilė stipri kaip mirtis, meilė stipri kaip mirtis, meilė stipri kaip mirtis. Ir jos pavydas tarsi pragaro ugnis, stipri kaip mirtis, meilė stipri kaip mirtis, meilė stipri kaip mirtis. Sužeidai mano širdį vienu savo akių žvilgsniu, vienu savo lūpų žodžiu. Ir aš sergu meilę tau. Kasdienė mana. Ką Biblija kalba apie ekologiją? Tiesiogiai, ogi nieko. Lygiai taip pat, kaip ji tiesiogiai nieko nekalba apie alkoholį, nikotiną, psichologiją ar ekonomiką. Žodžio ekologija Biblijoje tikrai nerasite. Jį sugalvojo vienas vokiečių zoologas, o šis žodis yra sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių – oikos, kuris reiškia namas arba gyvenamoji vieta, ir logija, kuris reiškia tyrinėti. Taigi ekologija yra gilinimasis į mūsų aplinką. Na, o šiuo klausimu Biblija tikrai turi ką pasakyti. Gal senovės žydai niekur nežinojo apie dangaus kūnus, tačiau jų žinios buvo gana pragmatiškos. Jie žinojo, kada ir kaip sodinti alyvmedžius, kaip panaudoti jų vaisių, nors nieko nežinojo apie neprisotintus riebalus. Jie žinojo, kad kas 7 metus reikia leisti žemėje pailsėti, nors nieko nežinojo apie dirvožemio cheminę sudėtį. Jie daug nežinojo apie žmogaus fiziologiją, bet ilsėjosi vieną dieną per savaitę ne tik žmogus, bet ir gyvūnai. Jie nežinojo apie bakterijas, bet uoliai laikėsi higienos principų. Jie nežinojo apie genus, tačiau nedarė eksperimentų kryžmindami skirtingas gyvūnų rūšis. Tuometiniai žydai puikiai buvo įvaldę vietinę ekologiją. Nors Biblijoje yra gausu patarimų apie kasdieninę žmonių buitį, Biblija yra knyga, kaip teisingai gyventi. Žmonės gyvendami gamtoje laikui bėgant pradeda suvokti, kaip gamta veikia. Tačiau atsiversdami Bibliją turime tikėtis ne to. Kaip gamta veikia yra fizikos ir biologijos mokslų sfera. Biblija kalba apie tai, kokia yra ir kokia turėtų būti žmogaus prigimtis. Mokslas yra prastas gyvenimo vadovas. Jis gali būti naudojamas geram ir piktam. Vertybės turi vadovauti mokslui. Biblija kaip tik ir yra knyga, kuri kalba apie vertybės. Šis požiūrio pakeitimas yra labai svarbus. Įsiklausykite, kas yra rašoma Biblijoje. Pakartoto įstatymo knygoje 5 skyriuje 33 eilutėje. Ten žmonės yra raginami: tiksliai sekite visą kelią, kurį Viešpats jūsų Dievas jums įsakė, idant klestėtumėte ir jums sektųsi, idant ilgai gyventumėte krašte, kurį paveldėsite. Arba tos pačios knygos Pakartoto įstatymo 5 skyriaus 3 eilutė.
Klausykis tad Izraeli, laikykis mano žodžių ištikimai, kad tau gerai sektųsi ir didžiai daugintumėsi krašte, tekančiame pienu ir medumi, kaip viešpats tavo protėvių Dievas yra pažadėjęs. Šiomis eilutėmis norėjau pasidalinti su jumis, kad atkreipčiau jūsų dėmesį, jog tam, kad žemė būtų lyg pieno ir medaus sklidina, reikalingas paklusnumas Dievo įstatymams. Neužtenka vien tik rūpintis ekologiją, savo aplinką, svarbu yra paklusnumas Dievo įstatymams, kuris leidžia žmonėms klestėti. Šiandien 20% žemės gyventojų sunaudoja 80% visos energijos. Likusieji 80% gyventojų turi tenkintis 20% žemės išteklių. Turtingieji išnaudoja vargšus. Nepasotinamas galios ir pelno siekimas yra apnuodiję žmoniją. Mes susidurėme su žmogiškosios prigimties klausimais. Ir čia ne mokslas padės mums išvengti ekologinės katastrofos, o atsigręžimas į Dievą. Ekologija yra susijusi su logika, mąstymu, apimančiu visą mūsų būtį ir buitį. Galvodami apie aplinką, kurioje gyvename, turime ne atsigręžti į gamtą, o į Dievą. Biblija per visus savo puslapius šaukia, kad atsakymas į mūsų gyvenimo kokybę yra meilė ir teisingumas. Per šių dalykų prizmę turime spręsti ir aplinkos, kurioje gyvename klausimus. Žmogus buvo sukurtas ne eksploatuoti savo naudai, o rūpintis, prižiūrėti ir saugoti. Žmogus pamiršo savo pareigą. Dievą palikęs žmogus pasinėrė į tamsą ir pradėjo gyventi savanaudišką gyvenimą. Net ir krikščionys dažnai yra kalti dėl to, kad prisidengdami Dievu gyvena savanaudiškus gyvenimus. Ar Dievui rūpi jo paties kūryba? Taip. Ateis diena, kai Dievas paprašys žmogaus atsiskaityti už tai, kaip jis rūpinosi jam patikėtą aplinką. Apreiškimų knygoje randu tokius žodžius. Tautos įniršo, tačiau atėjo tavo rūstybės laikas. Metas teisti mirusius ir atlyginti tavo tarnams, pranašams ir šventiesiems ir visiems bijantiems tavo vardo, mažiems ir dideliems, ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę. Apreiškimų knyga 11 skyrius 18 eilutė. Sakoma, kad žmogus yra išbandomas valdžia. Ekologija aiškiai parodo, kad žmogus negali susitvarkyti su ta valdžia. Be Dievo mes tampame despotais, kiekvienas pagal mums suteiktą įtakos sferą. Biblija moko, kad turime gyventi atsakingai ir kad ne naudos siekimas, o meilė ir teisingumas turi nulemti mūsų santykį su artimu ir su gamta. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.